Mes šiandien kalbėsime apie iš esmės psichologinėje savigynoje pasitaikančias klaidas ir aptarsime keletą tokių praktinių patarimų ir požiūrio apie tai, kaip galima tą psichologinę savigyną taikyti. Tas pats savigynos principas, kaip jisai veikia, dažniausios tokios savigynos klaidos, bendravimo klaidos, kurias žmonės labai dažnai daro, bendraudami vienas su kitu, ir logikos klaidos, kurias mes neretai darome. Kai kurios iš tų klaidų jos ateina iš mūsų apskritai tokio kognityvinio, taip, iš mūsų kognityvinių iškraipimų, kuriuos mes atsinešam su savo psichika kaip įgimtus dalykus. Ir apie tuos kognityvinius iškraipimus nemažai yra ir knygų parašyta, ir video įrašyta, ir turinio visokio. Tai galima ir plačiau tada pasidomėti, bet turbūt pagrindinė tokia geriausia knyga, kuri labai vaizdžiai atspindi, kiek netobula yra mūsų psichika, yra Daniel Kahneman Mąstymas lėtas ir greitas. Tai anglų kalba knyga vadinasi Thinking Fast and Slow. Ir ten nagrinėjama didelis tas sąrašas psichologinių ir kognityvinių iškraipimų, kurių šiai dienai vis dar suskaičiuojama yra nemažai. Tačiau, ten skaičius šiuo metu artėja link 200, tai jeigu aš teisingai atsimenu, yra 172 šiai dienai, bet ten vis žmonės atranda naujų fenomenų mūsų psichikos, tai dėl to nori, nenori, bet ta mūsų psichika nėra tobula. Ir yra vienas dalykas, kad kai mes žinom mūsų kognityvinius iškraipimus ir žinom, kad mes galvojam ne visada objektyviai apie kažką ir ne visada tą situaciją adekvačiai suprantam, tai tiesiog yra lengviau būti, nereikia savęs kaltinti, tiesiog paprasčiau priimti dalykus. Iš kitos pusės mes turime tokį bendrą instrumentą neleisti savo paklysti tais atvejais, kada iš tikrųjų galim tą padaryti. Ir tai galiausiai, kalbant apie mūsų šiandienos darbotvarkę, kur čia toksai buvo mano truputėlį nujudėjimas, tai pakalbėsime ir apie praktinius patarimus, praktiškai, ką mes galime iš to pasidaryti. Ir psichologinės savigynos klaidas galima suskirstyti į tam tikras tokias kategorijas. Tai pradėsime mes nuo bendravimo klaidų. Ir pati, sakykime, tiek kiek aš dirbu, matau, dirbu santykiuose su žmonėmis, tiek kiek aš matau darbe su kolegomis ir ne tik tai su kolegomis, psichologais ir psichoterapeutais, bet tarkime dirbdamas su partneriais versluose, aš matau, kad toks numeris vienas mūsų bendravimo klaida ir apskritai neretai tokia generalizuota klaida siekiant rezultatų, tai yra atsakomybės vengimas. Ir atsakomybės vengimas bendravimo klaida, kuri jūs silpnina ar kuri silpnina jūsų poziciją. Tai bandymas permesti atsakomybę kažkam tai kitam. Iš esmės, mes nukreipiam atsakomybę kažkokiam žmogui, ar kažkokiai aplinkybei, ar kažkokiai situacijai ir tada, taip įvyko. Ir tada tarsi mes ir pabėgam nuo to, kas įvyksta ir ten pabėgę ir galim tarsi tada lyg ir išvengti kažkokio tai kaltės jausmo, kad čia ne mes, bet kartu iš kitos pusės mes turime situaciją, kuri labai stipriai suriša mūsų rankas tada veikti toliau. Ir kartu su atsakomybės vengimu eina
kita tokia bendravimo klaida tai teisinimas. Tada mes bandom paaiškinti tą situaciją, pasakyti, kad, nu jo, čia taip įvyko, štai, va, pradedam teisintis ir teisinimasis neretai irgi kartu eina su atsakomybės vengimu, nes, nu, kažkaip tai mums reikia tą situaciją paaiškinti. Tai čia dvi sesės klaidos, apie kurias mes kalbėsime ir toliau. Tada kita yra bendravimo klaida, kalbant apie tą visą sąrašą, tai yra mąstymas juoda balta. Ir kodėl tas mano pasakymas čia yra bendravimo klaida, nes mes labai gerai galime tą išgirsti iš mūsų pačių arba kitų žmonių kalbos. Turbūt esate girdėję, kada žmogus sako, tu visada ten, nežinau, neplauni indų, tu niekada nepadarai ataskaitų laiku, tu visą laiką vėluoji ir va, štai panašiai. Tai va čia yra tipiniai tokie juoda balta mąstymo apraiškos ir mes apie tai irgi kalbėsim. Dar viena klaida, kurią dažnai darome, tai yra besąlygiškas tikėjimas kitais žmonėmis. Šiuo atveju, jeigu mes kalbame apie psichologinę savigyną, tai žmogumi, su kuriuo mes kovojame, tai yra mūsų oponentu. Ir jeigu mes priimam viską, ką mūsų oponentas sako, tai mums tai yra neįnauda. Kita klaida yra melavimas, apie jį mes irgi kalbėsime. Grasinimai, ypač nepagristi grasinimai, nes grasinimas gali būti gera taktika, tarsi paveikti mūsų oponentą, bet neretai būna, kad žmonės tiesiog naudoja nepagristus grasinimus ir tada kyla klausimas, tai gerai, o kai tai reikia padaryti, tai kaip tada yra. Na ir likusios kelios tokios, tai yra apsimetinėjimas, nepagristi kaltinimai ir faktų ignoravimas. Tai apie kiekvieną šitų klaidų truputėlį plačiau. Pradėkime nuo atsakomybės vengimo, aš jau truputėlį papasakau apie tai apie ką tai yra, bet iš esmės atsakomybės vengimas, perkelimas atsakomybės kažkam kitam, tai gali būti kažkokiam žmogui, kažkokiam galbūt reiškiniui, aplinkybei, situacijai. Ir jeigu tik tai mes žengiam šitą žingsnį, tai iš esmės kas įsijungia, kad atsakomybę tada perima tas kažkas kitas. Tarkime, kad mes pasakėm, žiūrėk, ten, aš ten negalėjau kažko padaryti, nes ten Jonas ar Marytė ten nepadarė kažko ir tada viskas to ir baigėsi. Bet tada mes perkeliam ir kontrolę atiduodam tam kažkam kitam. Tai reiškia, kad jeigu mes sakom, kad ten Jonas ar Marytė nepadarė ataskaitos ir dėl to mano darbas liko neužbaigtas, tai reiškia, kad Jonas ir Marytė yra tie žmonės, kurie kontroliuoja mūsų būsenas, gyvenimą ir visą kitą, kas su tuo susiję. Tarkim, kalbant apie tą bendrą tokią situaciją, apie kurią vyksta ginčas. Žinoma, kad Jonas ir Marytė nekontroliuoja viso mūsų gyvenimo apskritai, bet kada mes permetam tą atsakomybę tenai, reiškia, kad mūsų oponentas iš karto jisai mato šitoj vietoj mūsų negalėjimą prisimti atsakomybės asmeniškai ir tada gali tuo pasinaudoti. Va. Tai nereiškia, beje, atsakomybės prisiėmimas nereiškia, kad mes būtinai turime pulti save kaltinti, kad, Dieve, čia aš dabar, koks blogas, aš čia kaip nepadariau tos ten ataskaitos ar to darbo ir dabar bauskit mane. Ne, yra įvairių, sakykime, gali būti įvairių aplinkybių, dėl ko tai neįvyko ir ne visada mums reikia paaiškinti tą ir dažniausiai žmonėms iš esmės yra neįdomu. Ir kuo daugiau atsakomybės mes perimam savo, tai tuo daugiau kontrolės mes turime. Aišku,
čia toksai, sakykime, pastatome galbūt atrodo, kad vežimą prieš arklį, nes jeigu mes prisėmam atsakomybę, tai tarsi tik tada ateina kontrolė, tai kaip mes dabar kalbam, bet iš esmės tas atsakomybės priėmimas mums suteikia tiesiog laisvės daryti su tuo, kas mums yra aktualu, kažką tai daugiau. Oponentui, jeigu mes neprisėmam atsakomybės, tai parodo, kad mes esame silpni, mes galbūt bijome klysti ir pripažinti savo klaidas. Tada dar vienas dalykas, kas gali įvykti, kad jeigu mes bijome klysti ir bijome pripažinti savo klaidas, tai gali rodyti ir mūsų nepakankamą kompetenciją. Tai reiškia, kad nes čia ateina irgi iš vadybos psichologijos, kad kompetentingi vadovai ar kompetentingi lyderiai, apskritai kompetentingi specialistai, jie nebijo padaryti klaidų ir nebijo jas pripažinti. Nes jeigu aš padariau klaidą, tai reiškia, kad aš kažką dariau. Žinoma, ten mes nekalbam apie tokias visiškai aplaidumo klaidas, bet ir tokių klaidų pasitaiko. Ir tada į kiekvieną klaidą mes turime žiūrėti kaip į galimybę mokytis. Mokytis patys kaip žmonės ir mokytis patys kaip organizacijos. Ir aš galiu pasakyti iš savo patirties, kad tarkim, dirbdamas su vadovais organizacijų, kuriuose yra tas mokymosi, sakykime, ta aplinka, jie nežiūri į klaidas kaip į kažką, kas yra blogai. Na taip, mes mėgstam pridėti etiketę blogai. Jie žiūri į klaidas, kad, mes žinome, kaip nereiktų daryti to ir to. Ir sutinku, kad yra organizacijų, kuriuose tai yra, sakykime, toleruojama prastai arba visiškai netoleruojama. Ir netgi yra sakykime, ir darbo vietų, kuriuose tokios paprastos labai klaidos, kurios iš esmės nieko nereiškia, jos yra labai labai išaukštinamos ir vyksta didžiulės diskusijos, kai tuo tarpu esminiai kažkokie tai principai, jie yra visiškai nelogiški, racionalūs, netitinka jokių kriterijų, kurie būtų suvokę sveikų protų. Ir galiausiai, aišku, jeigu mes neprisėmame atsakomybės, tai rodo mūsų nepasitikėjimą savimi. Toks galutinis taškas. Tai nėra tai lengvas procesas, tikrai prisimti atsakomybę savo nėra paprasta, bet kada mes tą pradedame daryti, mes tada pradedame daugiau pastebėti ir apskritai, kas mūsų gyvenime vyksta ir kokios to vykimo priežastys. Taip, judam toliau ir kita šitos ankstesnės klaidos sesė, tai yra teisinimas. Tai jau vieną padarėm klaidą, tai neprisėmėm atsakomybės, čia jo kažkas įvyko, tai tada reikia pasiteisinti ir paaiškinti, kodėl mūsų tas atsakomybės neprisėmimas įvyko ir kad, iš esmės mes kaip ir esame nekalti. Nors iš tikrųjų, jeigu mes pradedame teisintis, nesvarbu, kokia yra priežastis, ar mes esame teisūs, ar esame neteisūs, oponentui tai atskleidžia labai labai paprastą tokią, sakykime, tiesą. Tai reiškia, kad, jeigu tu teisiniesi, tai reiškia, kad tu turi ką slėpti, tu esi kaltas arba kalta. Tai reiškia, kad jau kažkas mano viduje veikia, kas rodo mano menkavertiškumą, nes aš apskritai, sakykime, turiu teisintis dėl to, ką padariau arba nepadariau. Ir kartu, jeigu tai eina dar su atsakomybės neprisėmimu, tai tokiai būtent, kad ta atsakomybės stoka. Ir taip, tu esi silpnesnis. Juliau, tu teisinėsi, tu esi silpnas.
tu nesiteisini, Juliau, na, tu esi stipresnis gerokai. Tai, va, štai taip yra su teisinimuose ir atsakomybės prisėmimu ir neprisėmimu. Tai labai daug galite padaryti, jeigu pradėsite stebėti savo kalboje, kiek jūs aiškinatės kitiems žmonėms dėl to, ką jūs darot, kaip jūs darot, kodėl jūs tai darot, iš kur jūs tai sužinojot, kas suformavo tokią nuomonę, kodėl dalykai vyksta arba nevyksta. Tiesiog pradeda matytis, jeigu pradeda sekti, pradeda matytis. Ir aišku, tą teisinimas mes galim savyje labai lengvai pagauti, kai tik tai pajuntant tokį apsunkinantį kaltės, tokį tarsi svorį ant krūtinės gulantį, tokį, nu jo, va, čia reikia kažkaip. Aš turiu kažką pasakyti, kad, tą savo poziciją parodyti, kad jinai yra teisinga, kad jinai yra gera. Va. Taip, tiek apie tas dvi seses esančias kartu. Dabar pakalbam, atsiprašau, apie juodą baltą. Kad jūs žinotumėt, kiek žmonių masto ir kalba, aišku, tada komunikuoja tarpusavėje, naudodami tą juodą baltą matymą ir įsivaizdavimą. Tai aš jau nekalbu ten darbe, ar su kokiais kaimynais, ar su draugais, kai ten mes pletkinam, tai tu žinai, o ten jis visada, o jinai niekada ir taip toliau. Bet iš esmės mūsų galvoje įvyksta persijungimas, kad būtent yra viskas arba nieko, visada, niekada ir mūsų kalba yra tik tai atspindys to, kaip mes suvokiame pasaulį. Nebent mes įjungiam specialų filtrą ir tada pagalvojom vienaip ir tada perdėliojom ir pasakėm kitaip, tai tada mūsų ta kalba, jinai parodo tą pasaulio vaizdą, kurį mes norime perteikti. Bet labai dažnai, ypač mūsų nefiltruotoje kalboje, galim pastebėti, kaip mes vis panaudojam savo tą suabsoliutinimus, apibendrinimus, sudėjimus į vieną kategoriją dalykų. Ir tą galima, kaip sakiau, pastebėti per tokius žodelius kaip viskas, nieko, gerai, blogai. Ir dažniausiai pasaulis iš tikrųjų nėra juodas arba baltas. Yra nedaug sričių, kur mes galime dalykam, daiktam, ten, nežinau, reiškiniam priskirti tokias binarinės būsenas. Bet dažniausiai tai tos net ir nebūna. Mes, sakykime, mes jau kalbėjom, kad ankstesniai paskaitoj, kad kaip padėti savo, tai nuimti nuo savęs tas etiketes, kad tu esi geras arba gera, blogas arba bloga. Nes jos nieko neduoda. Ir mąstymas juoda balta, jis irgi niekur neveda, nes jisai sukuria tik tai dažnai kaip sakykime, tokias kategorijas kaip mes ir jie. Kokie nors, nežinau, technikai ir pardavėjai. Mes gerai mąstom, ten technikai blogai mąstom. Ar ten kokie nors, nežinau, gydytojai ir slaugos personalas. Ar ten vadovai ir pavaldiniai. Ir šitoj vietoj tas kategorizavimas labai aiškus, jisai nenuveda nieko. Tai dabar, jeigu mes savo kalboje vis dėlto naudojame tą visi, viskas, nieko, niekada, gerai, blogai, tai aišku, oponentui irgi pasimato, kad štai žmogus, kuris iš esmės suabsoliutina arba labai perdėtai apibendrina ir tada galima rasti argumentų, kaip iš karto paneigti tai. Tai tu visada vėluoji. Tai, netiesa, tu man sakai netiesa, aš vėluoju ten 8 kartus iš 10. Ir tada galios pozicija iš karto pradeda verstis, nes tu jau pasakei netiesą, tai žinai, tai tavo argumentas nebevalidus.
Tada kitas dalykas yra, kad jeigu mes mastome tokiom binariniam kategorijom, tai labai sunku yra rasti kompromisus. Nes va tokiuose, sakykime, toj psichologiniai savigynoj vis viena ateina laikas, kada mums reikia, kada mes pradedam dėrėti su oponentu. Ir mąstymas juoda, balta arba viskas arba nieko, jisai parodo mūsų ribotumą ir, na, tarkim, tarsi taip nubrėžia ribą, kad arba su mumis galima susitart, arba galima nesusitart. Kai tuo tarpu kompromisas dažniausia yra artimiausiai atitinkantis abiejų pusių poreikių sprendimas. Tai atskleidžia mūsų gebėjimo diskutuoti kaip tokio, sakykime, logiką taikančio oponento trūkumą. Nu, mes esam subjektyvus. Tai reiškia, kad jeigu mes pasakom savo oponentui, kad aš šiaip mąstau subjektyviai, nesubjektyviai, bet aš bent jau nesiorientuoju į objektyvumą, tai reiškia, kad man oponentas gali pradėti taikyti irgi neobjektyvius kažkokius kriterijus. Ir, tarkime, jam yra naudinga, tai tarkim, kokiose darybose, jeigu aš ginčiuosi su žmogum ir aš matau, kad jis sako viskas nieko ir viskas nieko, tai man tada yra daug lengviau pradėti jam sakyti, kad irgi žiūrėk, tai jeigu aš noriu, tarkime, laimėti kažką, kažkokią tai poziciją, kurioje gal ten bent jau kažką tai prakišti tai to, ko man reikia, bet mano oponentas priešinasi, tai aš pasakau, žiūrėk, tai mes čia beveik nieko nedarysim. Viskas čia bus gerai. Ir tada tokiam žmogui įsijungia, tai jo, tai čia beveik nieko nedarys, tai čia reiškia nieko nedarys, viskas bus gerai, ir tada tarsi, tai mes vis dėlto kažką darysim ir ne viskas bus gerai, bet kadangi tai pasidengia po tokiom gražiom kategorijom, tai gali toksai žmogus, žiūrėk, imti ir sutikti, ir po to jau, kai jau tu su juos sakai, žiūrėk. Tai tu sutikai su tom sąlygom. Ir neretai būna, kad jeigu stiprus oponentas, tai gali tokį mąstymą baltą juodą jisai sutraktuoti kaip melą, ir panaudoti irgi prieš mus. Tau tiesiog pasimti bonusinių taškų. Žiūrėk, tai tu meluoji. Ką? Tai netiesą sakai. Netiesą sakai, tai reiškia, mūsų pozicija pamažėjo, jo pozicija pakilo. Ir tada jau mums reikia kažką tai galvoti vėl, kaip toje situacijose mums dabar, liaudiškai tariant, vartytis iš gaidžio.